Labą dieną. Tai šiandien į Vilnius Tech pasikviečiau Virginijų Savukyną. Čia mes jaukiai atsisėdom Tiškevičių rūmų salėje. Mes vadinam ją Atlantų salė, nes apačioje du Atlantai laikantis balkoną štai šį. Ir norėjau pakalbinti Virginijų dėl atvejo, garsiai nuskambėjusio atvejo, kuris susijęs su žodžio laisvė. Tai mano pirmiausia klausimas ir būtų apie žinutę socialiniuose tinkluose paskelbta 22 metais, turbūt, ar ne? 22 metų rugsėjo 30, jeigu neklystu. Ir mano pirmas klausimas ir būtų, kas paskatino šitą žinutę paskelbti, kokie motyvai. Jeigu prisiminsime Immanuelį Kantą, tai jo teigimu svarbiausia motyvai ir paskatos, o ne veiksmų rezultatai. Bet šiaip šiandien tikiuosi plačiau pašnekėsim apie žodžio laisvę ir jo ribas demokratiniai visuomeniai. Motyvas buvo paprastas. Gint Lietuvos Respublikos konstitucijoje įrašytą teisę, kad už kritiką negali būti persekiojamas niekas. Nes tas Teisingumo ministrės sprendimas, kad dėl tam tikrų pasisakymų Igno Vėgėlės yra drausminė, iškelia drausminę bylą, tai yra kreipėsi tą teisę, kuri yra numatyta dar likusi nuo senų laikų įstatymuose ir kuria šita teisė, kiek aš žinau, nei vienas Teisingumo ministras nepasinaudojo, būtent, žodžiu, tam tikram Igno Vėgėlės persekiojimui. Tai jeigu kas yra nepatenkintas ir jaučiasi įžeistas dėl jo pasisakymų, tai yra teisinis kelias, galima kreiptis į teismą ir šituos reikalus įspręsti. Ir tai būtų visiškai normalu. Bet šituo atveju buvo įjungta ir įsijungė Teisingumo ministrė, būtent pasinaudodama tokia abejotina teisės aktuose nustatyta galimybė. Ir tai man pasirodė būtent persekiojimas dėl žodžio laisvės. Tai aš tik tą norėjau akcentuoti, nes tokie atvejai man atrodo, kad jie turėtų būti demokratinėje šalyje. Ir mane jie iš tiesų, man jie nepatinka, nes aš galiu prisiminti kitą atvejį, jisai aišku nenuskambėjo, nes, kaip sakykė, Marijų Vaškevičių dėl jo romanų buvo kreiptas į prokuratūrą. Galima... Atsiprašau, dėl romano Žali? Dabar aš tiksliai nepamenu, bet dėl jo kūrybos, kad žeminami partizanai, tai į prokuratūrą. Mano senelis buvo partizanas, jisai žuvo. Bet aš tada irgi parašiau Facebook'e, kad gana yra gana. Galima nesutikti, gali nepatikti tas romanas, bet tikrai ne prokuratūros reikalas tokius dalykus spręsti. Ir nereikia kreiptis į prokuratūrą. Aišku, prokuratūroje buvo sveiko proto ir to tyrimo nepradėjo. Bet mes galim nesutikti, galim žodžiu sakyti, kad visiškai yra nesąmonė, bet negalim imtis priemonių persekioti tą žmogų, nebent jau, nežinau, kažkokie tai ten ypatingai blogi dalykai, tai yra skatinimas neapykantos eiti ir kažką tai nužudyti, tuomet taip, tuomet yra čia žodžio laisvės ribos. Bet tokie dalykai mane šiaip erzina ir aš sureagavau. Tai būtent galvodamas, kad Lietuvoje veikia Lietuvos Respublikos konstitucija ir persekiojimas už kritiką, jisai, jo neturi būti. Bet aš klydau. Čia mano galva yra labai svarbus dalykas, kad paskelbta žinutė, žodžiu, tavo paskelbta žinutė buvo siekiant apginti kitą asmenį. Kuriam nebūtinai aš pritariu. Taip, kuriam, čia aš visada prisimenu Volterą, kuriam priskiriami žodžiai, kad kovosiu iki paskutiniųjų, kad mano priešininkas galėtų laisvai pasisakyti. Taip, kaip aš nepritariu ir tokiam požiūriui Marijaus Ivaškevičiaus, kaip jisai partizanus vaizduoja, bet tai ta jo teisė.
Tai vienas dalykas, o antras dalykas, tai apskritai matyt, turim visi rūpintis, ta žodžio laisvė ir ta aplinka mūsų, aplinka, kuri turi būti palanki mums, išsakantiems įvairias nuomonės, tai galų galia demokratinė aplinka, tai su tuo siejama demokratija. Jeigu to nebūtų, mes ir demokratijos neturėtume, tai ne veltui Jungtinių tautų visuotiniai žmogaus teisių deklaracijoje tas įrašyta 1948 metų ir įvairių šalių, demokratinių šalių konstitucijose. Bet tai iš tikrųjų labai svarbus dalykai ir čia man dar kita sąsaja atsiranda, nežinau ar žinai, filosofą Boecijų, kuris gindamas kitą savo amžininką nukentėjo, taip nukentėjo, kad mirties bausmė buvo nuteistas, bet čia palikim tai. Bet norisi pajudėti toliau. Ir kiek aš žinau, tada įsijungė toks įdomus institutas, tai būtent LRT etikos kontrolierė, ne? Kontrolierės institutas. Ir kiek žinau, ten buvo irgi ir procedūrinių tam tikrų neaiškumų. Taip, tai yra... Tų procedūrinių neaiškumų buvo labai daug. Gruodžio pabaigoje, gal 22, aš dabar tiksliai nepamenu, aš gavau pranešimą prieš pat Kalėdas, kad pradėtas toksai tyrimas, prašom pateikti paaiškinimus. Tai aš suglumau, nes aš nelabai supratau, kokius paaiškinimus. Čia lygiai tas pats, kai gautum iš policijos pranešimą, jūs tokią ir tokią dieną važiavote autostrada Vilnius-Kaunas, pažeidėte kelių eismo taisyklės, prašom pasiaiškinti. Tai... Atsiprašau, čia iš kontrolierės? Taip, iš kontrolierės buvo tokia, žodžiu, laiškas, kuriame buvo pridėtas dokumentas, kuriame informavo, kad pradėtas tyrimas dėl šito įrašo ir prašom savo pasiaiškinimus. Tai aš nelabai supratau, ką aš galiu, nes, ką tik tai sakiau, pavyzdį, ne? Tai kurį kelių eismo taisyklių punktą aš pažeidžiau, ar viršijau greitį, ar chuliganiškai vairavau, ar dar kažką tai dariau, ar ne, tai turėtų būti parašyta. Ir jos veiklos aprašymoje, LRT etikos kontrolierės, tai yra įrašyta, kad ji privalo nurodyti punktus, nes kaip kitaip tu gali gintis. Kadangi nebuvo nurodyta, tai aš tada bendrai taip ir parašiau, kad yra Lietuvos Respublikos konstitucija, kuri draudžia persekioti, garantuoja žodžio laisvę ir draudžia persekioti už kritiką, yra visuomenės informavimo įstatymas, kuris taip pat draudžia persekioti už kritiką ir, žodžiu, tokį ir nusinčiu. Tada pagal tą protokolą, pagal aprašymą, buvo posėdis LRT etikos kontrolierės, į kurį buvau aš pakviestas, buvo ji ir dar, žodžiu, keli LRT darbuotojai, kuris irgi prasidėjo labai keistai, nes man ir pradžioje posėdžio nebuvo pasakyta, kokius aš punktus pažeidžiau. Tada irgi pasakė pasiaiškint, sakau, aš galiu tik tais pakartoti tai, ką aš parašiau ir pakartojau. Tada buvo aiškinama, kad aš negaliu maždaug, žodžiu, kad čia nėra persekiojimas, kad čia negalima taikyti, kad čia, nes aš vis tiek pažeidžiau. Galiausiai man trūko kantrybė ir aš paklausiu, tai pasakykit konkrečiai kokius punktus, nes mes kol kas kalbame taip, kad jūs pažeidėt, man sako, jūs pažeidėt etiką, etikos kodeksą, bet nepasako kokį punktą. Tada, žodžiu, kelis tuos punktus pasakė, aš juos turėjau etikos kodeksą, susiradau ir perskaičiau, sakau, mano nuomonė, aš kaip tik tai, aš jų tikrai nepažeidžiu. Tai toks pasikalbėjimas taip ir baigėsi ir tada aš laukiau sprendimo. Ir sprendimas buvo tai, kad aš vis dėlto pažeidžiau. Tai aš apskundžiau tada LRT tarybai. Irgi buvo labai įdomus pokalbis, nes pirmiausia atidavė
turinio komitetui, nes taryba turi įvairius komitetus, kurie atitinkamai pagal kompetenciją sprendžia tuos klausimus. Tai šituo atveju buvo tai turinio komiteto kompetencijos klausimas. Aš buvau pakviestas į tą posėdį, surašiau dar argumentus, kodėl aš nepažeidžiau etikos kodekso, juos įteikiau pirmininkui Norbertui Černiauskui. Atsiprašau, kieno pirmininkui? Turinio komiteto pirmininkui Norbertui Černiauskui, kuris tuo metu buvo LRT tarybos narys. Ir viskas toliau vyko labai keistai, nes viena iš LRT tarybos narių, Irena Vaišvilaitė, taip pat sakė, jūs pažeidėt, žodžiu, etikos kodeksą. Aš sakau, tikrai aš nepažeidžiau, aš išdėsčiau argumentus, jeigu ar reikia juos perskaityti. Norbertas Černiauskas, turinio komiteto pirmininkas, galva parodė, kad ne, nes, jeigu ar būčiau skaitęs 12 lapų, būtų tiesiog, žodžiu, žemėje laiko. Aš galvojau, kad jeigu kažkas tai nesutinka su mano argumentais, ar ne, tai pasakys, kad štai jūs argumentuojat, kad taip, bet yra, aš manau, visai kitaip. Aš tikėjausi tokios diskusijos, bet jos nebuvo. Apskritai diskusijos. Taip, nebuvo, nes po to kiti tarybos nariai dar tokių tikslinamųjų klausimų uždavė tiesiog tikslinant faktinės aplinkybės ir, žodžiu, pasibaigė. Komiteto posėdis. O tarybos posėdis? Jo, tarybos posėdis atskiras. Buvo atskiras, bet ta prasme, nei vieno mano argumento pateikto nebuvo išreikšta jokia kritinė pastaba. Ta prasme, nebuvo jokios diskusijos dėl mano argumentų. Tai aš nelabai supratau, kodėl mane tada kvietė, nes, kaip suprantu, jau keli tarybos nariai to komiteto jau buvo nusprendę iš anksto, žodžiu, kaip balsuos. Arba nusprendė iš anksto, arba laukia nurodymų kažkokių. Aš šito nežinau, žodžiu, negaliu sakyti, bet tikrai labai keistas buvo posėdis, aš jam ruošiausi, nes diskusijai, nes akivaizdu, kad galbūt mano tam tikri argumentai turi kontrargumentų, bet viso to nebuvo. Tai įvyko tarybos posėdis, aš jame nedalyvavau, nebuvau pakviestas ir, žodžiu, po to sužinojau, kad sprendimas priimtas, kad vis dėlto palikti LRT etikos kontrolierės sprendimą. Ir tada aš neturėjau jokios kitos išeities, kaip tik kreiptis į teismą. Dar trumpai apie tarybos posėdį. Kiek žinau, ten balsavimas vyko labai įdomiai ir balsai pasiskirstė apylygiai. 6 balsavo, kaip čia, už kontrolierės rezoliuciją, ar kaip čia pavadinti. 5 prieš, o 1 susilaikė. Bet kokie įspūdžiai gal apie tą balsavimą? Bet jis nebuvo atviras. Jisai nebuvo atviras. Vėliau teismo sprendimu mes gavome to posėdžio protokolą. Būtent tai, ten kaip iš esmės buvo tie argumentai, jo, vieni pasisakė žodžio laisvė, kiti pasisakė, net nežinau žodžiu, kad netgi viename gautame dokumente viena tarybos narė sakė, kad mes taryboje esame jau išdiskutavę apie savanoriškus konstitucinių teisių apribojimus ir čia jau viskas aišku. Savanoriškus apribojimus. Taip, tai yra įrašyta viename iš protokolų ir tai mane tikrai kaip suneramino, nes pirmas dalykas yra tarybos posėdžių, viešai apie tai niekas nekalbėjo, nes šitie apribojimai, kaip supratau, taikomi žurnalistams ir visiems, kurie dirba. Tai kokie tie apribojimai konstituciniai ir ką gali apriboti, nes šiaip ir dar savanoriški.
kuriuos taryboje kažkaip tai diskutavo, o savanoriškai turi priimti. Kurie primesti kitiems. Taip. Savanoriškai taryba ar kažkas priima ir primeta kitiems žurnalistams. Taip. Ir kokie tie konstituciniai apribojimai, tai aš iki šiol nežinau, norėčiau sužinoti, nes iš tiesų tai, man atrodo, tai yra prieš teisinę valstybę. Taip, tai paskui gal bendriau dar pašnekėsim, bet dar prieš, kalbant apie teismo posėdį, apie tai irgi bus mano klausimas, dar aš norėjau vis tik paklausti, truputį dar pasigilinti į kontrolierės tas išvadas ar sprendimą, ar rezoliuciją, kaip čia pavadinsi. Apskritai apie tą principą, kad nežinau, gal čia iš kodekso plaukia LRT, aš per daug nesigilinau į tą kodeksą, įvairios institucijos turi savo kodeksus, čia kitas klausimas, kaip jie dera tarpusavį ir kaip jie dera su bendra nuostata, pavyzdžiui, žodžio laisvės, bet mano klausimas būtų apie tai, ten yra tokia nuostata, kad žurnalistam nevalia skelbti socialiniuose tinkluose savo nuomonės. Tavo žinutė ten, ta pradinė, juk ir buvo nuomonės reiškimas. Taip. Mačiau 2 kartus pakartota mano nuomonė. Mano nuomonė. Tai ką manai apie tai, kad žurnalistai neturėtų reikšti savo nuomonės? O tai kieno jie nuomonė turi reikšti? Darbdavio? Nežinau. Tikriausiai. Nežinau. Tai man tokia pati mistika kaip ir jums. Ir ten tokių yra ir daugiau, žodžiu, punktų. Ir kai aš į pirmą sykį perskaičiau, tai etikos kodeksą, tai iškilo daug klausimų, bet vėl, tada gal čia, kaip sakykime, visada tik ir gera žmonių valia, gal čia turėjau omeny kitą, ar ne, kad tu po šituo punktu slypi tai, kad tu nepaverti savo asmeninės Facebooko paskyros propagandos kanalų, sakykime, nežinau, žodžiu, ar politinės, ar dar kažkokios, tai kur tu, sakykime, varai, žodžiu, tiesiog propaganda. Galbūt aš galvojau omenyje, kad tai turi, bet pasirodo, kad iš tiesų, žodžiu, turiu omenyje, kad savo nuomonės negali skelbti. Apie propagandą čia atskira šneka, čia dar apskritai klausimas, ar įmanoma visuomenė be propagandos. Taip, čia yra rimtas. Bet suprantama, jeigu, tarkime, pradedi šlovinti Putiną, kiekvienam, arba, sakykime, tu tampi kokios nors politinės partijos adeptų, ar ne, ir sakai, šita partija yra pati geriausia, šitas politikas pats geriausias ir kiekvieną dieną rašai. Tai aišku, tada iškyla klausimų dėl žurnalisto, ar jisai yra politinės partijos viešųjų ryšių atstovas, ar jisai yra žurnalistas. Galvojau, bet pasirodo, kad ginant Lietuvos Respublikos konstituciją, tu irgi gali LRT etikos kontrolierės nuomonę pažeisti LRT etikos kodeksą. Reikia gal pripažinti, kad LRT, aš pats žiūriu, tik LRT galima sakyti, su retom išimtim, bet reikia pripažinti, kad LRT išties, LRT žurnalistai, taip gal reikėtų sakyti, išties daugelis jų yra kritiški, daugelis jų, bent jau lyginant su kitais, daugelis jų įsigilina į reikalą, parodo įvairias pusės, bet čia irgi atskiras klausimas apie tų įvairių pusių rodymą. Pavyzdžiui, Putino atžvilgiu, kaip čia rodyti įvairias pusės, tai ir įvairias nuomonės. Bet turbūt reikia pripažinti, bet ir taip pat reikia pripažinti, kad juk valdžios keičiasi, o LRT vis tiek dažnai išlieka ta kritinė nuostata valdžios atžvilgių ir gal nereikėtų sakyti, kad LRT visada pataikauja valdžiai, bet yra atvejų iš tikrųjų, kai žurnalistai, čia gal neminėsiu pavardžių, kai žurnalistai
yra labai kritiški tam tikrų reiškinių ar asmenų atžvilgių, bet labai palankus valdantiesiems. Tai nežinau, čia gal tą palikim, bet tada grįžkim prie galutinės stotelės. Tai būtent prie teismo, kas ten, kokios peripetijos buvo teisme ir gal gali pakomentuoti. Tai teismo procesas vyko jisai kaip įprasta, tai tiesiog visos tos teisinės procedūros, kažkokių tai peripetijų aš negaliu Teisme buvo išklausytos įvairios nuomonės. Taip, visa tai buvo mano advokatas, jų advokatė kalbėjo, buvo į teismo posėdį pakviesta LRT etikos kontrolierė, kuri kalbėjo ir daug, sakykime, tokių įdomių dalykų. Bet dar pats apie ieškinį teismui, ar ne? Tu neprašai jokios piniginės kompensacijos už moralinę žalą ar panašiai. Tik tai panaikinti kontrolierės sprendimą. Ir ten turbūt kompensuoti teisinės išlaidas. Ir tai ir pavyko pasiekti po įvairių teisinių ten. O daug posėdžių vyko? 2. Pirmas jo ir baigiamosios kalbos. Gal, kaip sakykime, pirmas, kada susitiko advokatai, tai 2:30. Nežinau, kaip teisinė kalba tiksliai būtų, bet 2 teismo posėdžiai vyko ir po to buvo po mėnesio, šiek tiek daugiau negu po mėnesio, buvo perskaitytas sprendimas. O klausimas, kaip tu manai, ar tai nesugadins tavo santykių su darbdaviu, bylinėjimasis? Pamatysim, bet aš neturėjau kitos išeities. Nes jeigu aš būčiau sutikęs su tokiu sprendimu, tai tada reiškia, viskas. Aš net nežinau, kaip aš galėčiau dirbti žurnalistinį darbą arba bet kokį darbą, nes pagal tą išaiškinimą aš iš principo tokį, kokį dėliojo ir LRT etikos kontrolierė teisme, kad valdžią galima kritikuoti, bet apskritai geriau pavardžių neminėti, o sakyti Seimas, vyriausybė, tai būtų geriau, tokia jos buvo mintis. Tai akivaizdu, kad neįmanomas darbas ir, kaip sakau, aš neturėjau kitos išeities, kaip tik kreiptis į teismą. Teisminis procesas nėra čia džiaugsmas ir aš jokio malonumo iš to nepatyriau. Tai yra sunkus procesas ir aš būčiau bevelijęs, kad jo nebūtų buvę, bet, kaip sakau, aš neturėjau išeities. Bet gerai, Virginijau, juk kontrolierė prašė taip nedaug iš tavęs, tik panaikinti tą žinutę, ar ne? Taip. Ar dar kažko? Taip, kad aš panaikinčiau jo ir tada būčiau... Žinutė nebuvo panaikinta niekada? Ne. Kiekvienas ir dabar gali pasižiūrėti? Taip. Bet tau neatrodė, kad prašė labai nedaug? Pirmas dalykas. Kad negrėsų tie ilgi bylinėjimai, laiko gaišatis ir panašiai. Juk daugelis žmonių sakytų, taip nedaug prašo. Aš suprantu, bet žiūrėk, aš parašiau tam. Dėl šventos ramybės, ar ne, panaikinti? Be abejo, buvo ir tokių minčių, bet tada, kaip sakau, tai tu su tuo susitaikai, priimi ir... O kas toliau? Tai vadinasi, tu sutinki, kad tai buvo teisinga ir kas toliau. Ir vadinasi, tu turi pagal šitas, tu turi gyventi pagal kitas taisyklės, negu nustatyta Lietuvos Respublikos konstitucijoje.
Tai yra... Tampi bendrininku tokio slenkančio... Taip, ir aš kaip sakiau, tai yra... Prieš žodžio laisvę. Taip, ir man jokio skirtumo, kas iš manęs atima laisvę. Ar čia vietiniai veikėjai, ar Putinas. Tai yra laisvės suvaržymai ir aš, jeigu tam pritariu, tai taip, tai jūs teisingai įvardėjo, tampi bendrininku. Tai sakau, aš neturėjau kito pasirinkimo ir iš tiesų tas teismo procesas ir man psichologiškai buvo ir sunku ir čia ačiū, kad daug labai žmonių mane rėmė, palaikė. Aš jiems tikrai labai dėkingas už šitą palaikymą, nes jeigu būčiau vienas, tai tikrai nebūtų taip viskas praėjęs sklandžiai. Bet vėl pasikartosiu, kito kelio nebuvo. Tai kitaip aš negalėjau. Tiesiog. Kai supranti, kad kitaip nelabai gali. Taip, tai tada dar norėjau dabar pabaigai šiek tiek pasamprotauti, padiskutuoti apie žodžio laisvę. Apskritai demokratiniai šaliai, kas dėl totalitarinės valstybės viskas aišku, arba dėl tos valstybės, iš kurios mes atėjom, ar ne, kažkada. Nebuvo ten jokios žodžio laisvės ir nėra čia ką diskutuoti. Ir visų mūsų svajonė buvo, kad vis tik išsikovotume tą žodžio laisvę, išsikovotume nepriklausomybę, o kartu su ją žodžio laisvę ir demokratinius pamatus, ar ne, sukurtume savo valstybės, bet ar nesusidaro įspūdis, kad to žodžio laisvės per 30 metų kažkiek mažėja? Be abejo, jeigu mes pasižiūrėsime į vakarų visuomenės, tai to žodžio laisvės mažėja, nes vis didėja, sakykime, tai, kas vadinama korektiškumu, vis didėja tai, kad nuostata tokia, kad tam tikri žodžiai, tam tikri pasakymai gali kažką tai įžeisti ir dėl to jie, negalima taip kalbėti. Tai, kad vadinama neapykantos kalba, jau seniai, jos ribos taip įsiplėtė, kad labai jau toli nuvažiavo nuo tikros neapykantos kalbos. Ir kas yra baisiausia, kad tiek daug, sakykime, minų laukas, jisai toksai platus, didelis, kad tu netyčia gali kažkur tai be jokių intencijų, neturėdamas blogų motyvų, tu gali užminti ir tau pasekmės gali būti katastrofiškos, netek darbo, reputacijos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai toks pasaulis, jisai yra, labai, man atrodo, negera tendencija. Tu nuolat turi nenorom galvoti, kaip juokauti ir sakyti, ir žinodamas kokios pasekmės ir gali būti, tu pats save cenzūruoji. Ko šiaip visos totalitarinės sistemos ir trokšta. Taip. Tai nemanau, kad čia vakarų demokratijos kelias. Bet turbūt vienas iš argumentų ir buvo tos priešiškos stovyklos šalies teisme, kad čia buvo įžeista, ar ne, įžeista ministrė, ar įžeistas kažkas dar. Ne, tai, kad aš būtent 13 straipsnį, kad negalima išskirti jokios politinės organizacijos ir tai, kad aš šituo savo žodžiu, savo šito įrašo Facebook'e aš kažkaip tai išskyriau, žodžiu, ir parodžiau savo simpatijas kažkaip tai Vėgėlei. Kodėl? Todėl, kad aš prieš teisingumo ministrę, o tai automatiškai reiškia, kad aš esu už Vėgėlę. Šališkas. Tai tokia logika, galima kas. Tu prieš Putiną vadinasi, esi už Šiaurės Korėją ar dar kažką, tai yra kažkokios tai, visiškai nelogiška. Tai...
Dar aš norėjau sugrįžti prie irgi bendro klausimo apie etinius kodeksus, apie institucijų etinius kodeksus. Kaip tu manai, ar reikalingi tie etiniai kodeksai ir kodėl dabar institucijos viena po kitos siekia turėti tuos etinius kodeksus? Ir dabar viena vertus mes kalbam apie visuotinį minėto Kanto moralės imperatyvą, kita vertus mes kalbam apie daugybę kažkokių partikuliarių etikų, institucinių etikų, kurios įvairiais būdais varžo ne tik saviraišką ir žodžio laisvę, bet ir daro neatsakingą tų institucijų darbuotoją, nes darbuotojas juk turi savo elgesį ir savo kalbėseną visą laiką sverti ir matuoti pagal tą etikos kodeksą priimtą instituto, nors institucijos kažkokios, ar ne? Tai kokie įspūdžiai, Virginijau, apie tai? Kodėl organizacijos daugėja? Aš manau, kad tai ateina su tai vadinamąją naująją vadybą, gerosios praktikos. Kiekviena organizacija turi turėti savo etikos kodeksą, kas anksčiau buvo, vadinama moralė, sąžinė, žmogaus sąžinė, padorumu pagaliau, mandagumu, nes daugelį dalykų, sakykime, vakarų Amerikos universitetuose, netgi kai kuriuose, tenais iki tokio lygio, kad tu negali klausti, iš kur tu esi, kito studento, nes tai yra jau mikroagresija. Ir tai jau, visą, kad tai gali pasijusti nepatogiai ten ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nieko blogo šitam klausime, bet, kaip sakykime, anksčiau šitos dalykus, kaip sakykime, mandagumas, ar ne, žinojai, kas yra mandagumas, ir reguliuodavo. Ir, bet esminis dalykas, kas man atrodo, tai kaip norima sąžinę pakeisti kodeksais. Surašytais ir surašytomis taisyklėmis. Ir jeigu tu elgiesi pagal tas taisyklės, tu gali neturėti sąžinės, bet bus viskas ok ir galbūt daryti labai bjaurius dalykus, bet pagal etikos kodeksą būsi teisus. Vienas dalykas. Antras dalykas, vėlgi, kaip yra parašyti tos taisyklės, labai daug priklauso nuo interpretacijos, nes tą aš puikiai žinau. Visko nesurašysi. Visų nesurašysi ir pagaliau netgi tai, kas yra parašyta, tuos žodžius tu gali irgi labai įvairiai interpretuoti, tas taisyklės. Kas jas interpretuoja, tai yra, tie, kas turi galią, tai yra ne tik tais kodeksai, bet tada yra sudaroma komisijos, kurios sprendžia tuos klausimus, tai yra tie, kurie turi galią. Ir mūsų visuomenė tampa tik tais galios žaidimų lauku. Kas turi galios, tas yra teisus. Ir tai per šitos kodeksus tai yra tiesiog tokia, kuriama valdoma visuomenė. Tai kuo daugiau įvairiose organizacijose yra tų kodeksų, kuo jie yra didesni, tai tuo daugiau tiesiog kontrolės ir tiesiog daugiau galios, ne daugiau etikos. Etikos tikrai nuo to nepadaugėja, bet padaugėja tiesiog galios žaidimų ir kontrolės. Bet čia dar vienas aspektas, tas iškyla, kad atsiranda, kaip mes prieš tai diskutavom, atsiranda skaitmenizacija, robotizacija ir dirbtinio intelekto reikalai. Tai čia kalbant tiek apie tą kodifikavimą, pats kodifikavimas jau yra tarsi skaitmenizacijos atmaina. Taip. Tokia. Kitas dalykas, judama prie to, kad sprendimus, kaip minėta, mes turim prisimatuoti savo elgseną ir prisitaikyti prie kodekso, prie oficialios nuostatos, prie institucinės nuomonės.
čia kaip ir prieš tai diskutavom, bet tai vienas aspektas, bet kitas dalykas, kad ir mus vertina jau ilgainiui dirbtinis intelektas ir kažkokios mašinos. Tai dabar kas gaunasi? Mūsų etika, mūsų etinė elgsena, elgsena vienaip ar kitaip turi etinį turinį, mūsų etika, o tas turinys yra žmogiškas, giliai žmogiškas, etika, kur etika ten yra žmogus, ten apie gyvūnų etiką, nebent gyvūnų atžvilgių etika, apie etiką gyvūnų atžvilgių galima šnekėti, bet gyvūnų etikos neturi ir moralės, bet apie tai sprendžia mašinos. Taip. Apie tai sprendžia dirbtinis intelektas. Taip. Ar mes pakankamai žmogiški, apie tai sprendžia mašina, ne žmogus. Taip. Tai žmogaus matas tampa arba apie žmogaus matą sprendžia, ar žmoniškumo matą, ar mastelį sprendžia mašina. Taip. Ir aš manau, kad toksai čia košmariškas scenarijus, bet aš manau, kad jisai tikėtinas, nes labai daugeliui tokia mintis patiks, nes, sakys, dirbtinis intelektas, tai yra neturi emocijų, nešališkas, jisai, sakykime, nėra to patinka ar nepatinka, ar ne, ir jisai gali nuspręsti. Bet vienas dalykas, dirbtinis intelektas nėra nešališkas. Dirbtinis intelektas, kaip mes puikiai žinome, jisai, pirmas dalykas, tam tikri algoritmai yra. Antra, jau dabar, ką mes matome, ar ne, kad tas šališkumas, ideologinis šališkumas, jisai yra akivaizdus ir, tokios, sakykime, žodžiu, kairės ideologijos, tie dabartiniai dirbtinio intelekto, žodžiu, variantai yra, tą galima pasižiūrėti, kada, žodžiu, užduodi tam tikrus klausimus ir apie tai irgi labai daug kas rašo, žodžiu, tai koks tas bus dirbtinis intelektas, kaip jisai, žodžiu, bus sukonstruotas, kuris vertins mus. Ir vėlgi, politiškai korektiškas bus. Tai bus ideologija, pagal vieną ideologiją. Ir tai yra vienos ideologijos įsigalėjimas, mes puikiai žinome, prie ko priveda visuomenė, tai yra Sovietų Sąjungos pavyzdys. Tik tai iš čia dar... Galbūt jos turinys kitas tos ideologijos, galbūt, nesvarbu jo, bet... Čia ne apie turinį net kalbama. Taip, bet... Arba netgi priešingas turinys gali būti. Arba gali būti visiškai kardinaliai priešingos pažiūros bolševizmui, bet bolševikiniai metodai taikomi. Taip. Tai dabar tokia yra, kaip mes iš tiesų einame į tokią didžiulę kontrolės visuomenę, dėja, yra, nes sovietai, bolševikai, tokių kontrolės priemonių jie neturėjo, nes tai, kad tu viešuose socialiniuose tinkluose. Toliau vėlgi mes pasižiūrėkime, tas pavyzdys yra Kinijoje. Nedemokratinė šalis, ar ne, tai yra socialinių kreditų. Jaunimui Kinijos tas puikiai tinka, kodėl ne? Tam tikrų, žodžiu, rudimentų jų šiaip jau yra ir vakarų visuomenėse. Amerikoje, ar ne? Yra socialinių kreditų sistema, jie egzistuoja. Tai yra, kada tu nori pasimti paskolą, jau tu esi pagal įvairiausius parametrus, kiek tikrai gali apie tave surinkti informacijos. Tos įmonės, taip, jos jau yra surinkę ir pagal tai, sakykime, tą kreditingumą. Lietuvoje irgi vertina tavo kreditingumą. Aš nežinau, kiek tos įmonės yra surinkusios apie mūsų informaciją. Vėlgi, tai yra įrankis, po to klausimas, kada čia įsijungs valstybė ir sakys, mes, žodžiu, rūšiuot geresnius, blogesnius piliečius. Visos tos kalbos, ar ne, apie skaitmeninius pinigus, ar ne, kada, sakykime, matoma, kam jam išleidžia. Sakykime, jeigu mes duodame pašalpą, ar ne, tai alkoholį tu negali išleisti. Puikia idėja, ar ne? Puikia, sakykime, idėja, bet tada nuo šito žingsnio tada visi tegul turi tik tais elektroninius pinigus ir bankai
vyriausybės seks, ką tu perki ir atitinkamai darys išvadas apie tave ir tu irgi prie tavęs bus prirašomas skaičiukas, koks tu esi pilietis ir tada atitinkamai vertas vienokių ar kitokių teisių ar nevertas. Tai tas Kinijos keliu, man atrodo, irgi tokia kryptis kažkaip tai vakarai žvelgia į Kiniją. Man taip atrodo. Čia pradėjo apie tai kalbėti, man iškilo mintis apie bendradarbiavimą, čia apskritai sakysiu, su totalitariniam valstybėm. Tai viena vertus totalitarinės valstybės irgi pavydžiai žiūri į vakarus. Čia nepaslaptis, kad labiausiai išsivysčiusios yra demokratiškos vakarų valstybės, o totalitarinės valstybės kituose žemynuose dažniausiai pavydžiai žiūri į vakarų pažangą, į technologinę pažangą ir stengiasi ją perimti ir pritarti, žinoma, nekalbėdamos apie žmogaus teisės ir žodžio laisvę. Tai viena vertus, o kita vertus vakariečiai irgi nieko blogo nemato, bendradarbiaudami ir perduodami tą technologinę, ar parduodami, sakykime, tą technologinę pažangą ir tokiu būdu, nežinau, priartėdami, kaip tu sakai, prie jų modelio galbūt. Bet čia gal dar galima paklausti, iš kur tas kyla, turbūt, iš kur ta pažanga ir specializacija, tai irgi sėtina su specializacija, nors pati idėja labai sena, dar Platono laikų siekia. Bet čia siejasi su etikos dalykais irgi, siejasi ir tas klausimas, man čia iškart keli klausimai kilo, ar dirbtinis intelektas vertintų, kaip dirbtinis intelektas vertintų tą nusistatymą bendradarbiauti su totalitariniam valstybėm. O koks bus sukurtas, taip ir vertins? Taip. Kaip tu užduosi, kokią programą ten įdėsi, taip ir vertins. Taip. O jeigu mūsų požiūris tik technologinis, tik tai arba ekonominis, kaip dažnai būna, uždirbti kuo daugiau pinigų, arba, čia irgi slypi gera mintis, gerovės valstybė, ar ne, pamaitinti kuo daugiau, arba suteikti pasiturimą gyvenimą kuo daugiau žmonių valstybėje, ar ne, čia irgi dar slypi tokie utilitaristiniai momentai, Bentamo siūlytos idėjos, bet gerai, palikim tai. Tai vienas dalykas, jeigu mes judame prie to ekonominio ir technologinio, technokratinio tikslo, čia vėlgi grįžtam prie Kanto tikslų, ar ne? Jeigu mums tai svarbiausi tikslai, tai reiškia etiką mes paliekam kažkur, etiką, moralę paliekam, arba atiduodam irgi į rankas tam dirbtiniam intelektui ir pavedam kažkam už mus tą reikalą. Tai viena vertus, kita vertus pavedę tuos sunkius etinius klausimus ar socialinius klausimus, socialinės atsakomybės klausimus, ar ne, pavedę specialistam siauros srities ir dar daugiau dirbtiniam intelektui, mes atsikratom atsakomybės lengviausiu būdu. O atsakomybės atsikratimas ar nėra kaip tik tai toks neetiškas elgesys? Čia jūs, kai kalbėjote, aš prisiminiau Baumano knygą, kuris rašė apie holokaustą, jūs tikriausiai žinot. Tai yra kaip paaiškinti holokausto fenomeną, kodėl tokios masinės žudynės. Ir jisai pradeda nuo to, kad analizuoja inžinieriaus tekstą, kur ten tiesiog rašo, žodžiu, kaip čia vamzdžiai tas, ir tiesiog sprendžia techninę problemą ir pasiūlo, žodžiu, efektyvesnį būdą. Kaip kuo našiau sukonstruoti krematoriumą, kad jis dirbtų kiaurą parą. Taip. Ir kad būtų kuo mažesnių nuostolių ir priešingai. Taip. Tai čia atrodo šalutinių produktų. Taip. O jo tikslas tai yra būtent, žodžiu, žudymas.
Ir tada klausimas, tikriausiai tas inžinierius, jisai buvo padorus pilietis, jisai niekada nieko gyvenime nenužudė, ne? Bet galėjo tokį dokumentą sukurti. Ir tikriausiai jisai darė atsidavęs, nes iš tiesų patobulinimai, kaip čia viską galima padaryti geriau, ar ne? Baumanas, kodėl tai? Ir jo atsakymas, ar ne, kaip specializacija. Ir kada yra su modernizmu, visas tas procesai ir padalinama į specializaciją ir žmogui tada lengva nusimesti atsakomybę. Nes aš esu specialistas ir aš turiu būti geriausias, padaryti tai, ką galiu geriausiai savo srityje, ar ne? Man davė inžinierinę užduotį ir aš sprendžiu kaip inžinierinę užduotį. Ir man nerūpi, kam jiems bus panaudota. Aš atsikratau šitos atsakomybės ir labai lengva atsikratyti jos. Ir visa tai atvedė prie, kaip holokaustas, tai yra fabrikinis žudymas. Tai yra, ankstesnėse visuomenėse to neįsivaizduojami tokie mastai, nes tiesiog nebūtų buvę tokių galimybių. Ir štai, ir čia iškyla labai rimti etiniai klausimai. Žvelgiant į dabartinį pasaulį, tai, mes visada žinom, kad buvo realus pasaulis yra nuodėmingas, mes žinom. Visada. Todėl, kad žmogus laisvas. Kalbėti ir daryti, o visada atsiranda tokių, kurie piktam panaudoja laisvę. Arba, kaip sakykime, pasaulis niekada nebuvo idealus, taip kaip aprašydavo filosofai, nes žmonės yra žmonės. Bet ką aš matau, kai žvelgiu į dabartinį pasaulį, būtent tai, ką šiandien, tai tokį įsiskyrimą tarp politikų kalbėjimo apie vertybę, žmogaus teisės ir realius dalykus. Tai yra, pasižiūrėkime, vakarų politikai. Karas Ukrainoje, Rusija, ekonominės sankcijos atseit, ar ne, mūsų vertybės tokios, daug gražių įvairių politikų vakarų kalbų, ar ne, bet tos prekės Rusija kaip pasiekė, tai pasiekė. Ekonomika nugalėjo, biznis nugalėjo. Ir visi tik tai skėšioja rankomis. Tai štai nepaisant to, kaip mes mėgstam kalbėti apie vertybės. Tai tokia, man atrodo, daugelis žmonių mato. Tai yra tokia kažkokia tai veidmainiška visuomenė. Savanaudiška. Ir savanaudiška, ir veidmainiška, nes visiškai galima kalbėti vieną ir visiškai pagal visus etikos kodeksus, nes politikai irgi turi įvairiose institucijose savo etikos kodeksus, bet realybė yra kitokia ir visiems viskas yra gerai. Tai tokia veidmainiška visuomenė, ji neturi didelės ateities, mano nuomonė. O kokia ta ateitis, niūri? Demokratijos ir žodžio laisvės mažėjimas. Vėlgi, kokia ta ateitis, niekas negali pasakyti, aš to labiau negaliu pasakyti. Tai vėlgi, žiūrėdamas, ar ne, tai pamatai tas blogybės, kritiškai žiūri, ar ne, bet vis tiek giliai širdį ir aš pats, ar ne, aš tikiuosi, kad tos neigiamos tendencijos, jos bus sustabdytos ir mes nenueisime technokratinio totalitarizmo link, kada žmogus taps tik tai skaičiukas ir valdomas, o jeigu jisai gink Dievę savo kokį nors laisvą valios apraišką parodys, jisai bus tiesiog suvalgomas, išmetamas, marginalizuojamas, jo gyvenimas sugriaunamas. Tai aš labai tikiuosi ir viliuosi, kad iki tokios visuomenės mes neprisigyvensime, kad vis dėlto to sveiko proto atsiras ir suprasim, kad tos tikrosios vakarų vertybės, ant ko išaugo vakarų civilizacija, Europos civilizacija, jos sugrįž atgal į dienotvarkę. Tai reikia tuo tikėtis. Tai labai ačiū Virginijau už pokalbį. Iš ties labai svarbus šie dalykai, mano galva. Ir tai nėra tik apie kažkokią atskirą atvejį. Tai iš tikrųjų labai svarbus dalykai. Ir iš tikrųjų Virginijau parodė pavyzdį, kaip reikia kovoti už bendrą reikalą. Ačiū Jums. Ne tik tai už kolegą, bet apskritai už bendrą reikalą, už tai, kad turim puoselėti žodžio laisvę savo šalyje.
Tai ačiū, Virginijau. Ačiū Jums.